Šiandien papasakosime apie slidinėjimo kolekciją. Kuo šios striukės ypatingos ir kuo jos skiriasi nuo įprastų žieminių striukių. Pirmas svarbus akcentas – nedidelė kišenė slidinėjimo abonementui. Lietuvoje tai gal ir nėra būtinybė, tačiau keliaujant į užsienį, slidinėjimo abonementas tikrai bus reikalingas, todėl labai svarbu, kad jis visada būtų lengvai pasiekiamas. Antras svarbus elementas – sniego sijonėlis, kuris neleidžia sniegui patekti į striukės vidų. Dar vienas labai svarbus dalykas – pašiltinimas. Slidinėjimo striukės paprastai neturi labai storo pašiltinimo, dažniausiai apie 140–160 gramų. Tai daroma sąmoningai, kad būtų užtikrinta judėjimo laisvė, išvengta perkaitimo ir būtų patogu sluoksniuoti drabužius. Prieš tai rodėme Lego striukę. Toliau labai daili Reima slidinėjimo striukė mergaitėms. Žinoma, šios striukės galima dėvėti ir kasdien, tačiau papildomos funkcinės detalės tikrai daro didelį skirtumą. Ice Peak striukės skirtos vyresniems vaikams. Jos ryškios, stilingos ir akivaizdžiai įkvėptos profesionalios slidinėjimo aprangos. Kai kurios šeimos renkasi ne striukės, o slidinėjimo kelnes arba vientisus kombinezonus. Iš tiesų, kombinzonai yra labai patogus tiek slidinėjant, tiek žaidžiant sniege. Ypač svarbu, kad tiek kombinzonai, tiek slidinėjimo kelnės turėtų plačias klešnės, kad jos būtų lengva apsivilkti ant žieminių ar snieglenčių batų. Dažniausiai jos turi spaudės arba visai nėra, o taip pat užtrauktuką. Reima siūlo kombinzonus daugybės spalvų tiek mergaitėms, tiek berniukams. Taip pat yra labai gražių molo modelių. Ne tik šio dizaino, bet ir daugybės kitų. Viskas apgalvota iki smulkmenų. Užtrauktukas, plačios klešnės ir visos detalės. Štai mūsų slidinėjimo kolekcija.